Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Treneri, sunkios rungtynės ir ko gero tokios rungtynės, kai joms pasibaigus kyla klausimų, jūsų pirmosios mintis po dvikovos. Tai pirmos mintis tokios, kad noro netrūko, mums šiandien pritrūkom įvarčių. Būtent ko pritrūko, kad pasiekti įvartį. Pirmas pusvalandis atrodo lyg ir neblogas, kontroliavot kamuolį, turėjot vieną kitą progą, bet pirmo kėlinio pabaiga jau kažkiek tų pavojų ženklų buvo, kai varžovai porą situacijų turėjo ir antrajame kėlinyje jau varžovai vis dažniau netgi organizuodavo tas atakas. Tai mes buvom pasiruošę tam, kad varžovas vis tiek tos atakos buvo, pavadinkime gal kontratakos labiau, ne tos tranzicijos, tai mes tam buvom pasiruošę. Žinoma, kad kai tu daugiau atakuoji, ne, tai aišku, kad tų spragų gynyboje atsiranda. Bet, sakau, smagu, kad neprasileidome, tik tais, labai gaila, kad nepavyko įmušti įvarčių. Čia didžiausia problema. Kažkiek, aišku, ko gero kortas pakišo ir tai, kad teko per pertrauką Paulių Golubicką keisti, jam atsinaujino gal seni kažkokie skausmai ar kažkas nutiko jau šių rungtynių metu. Jis per rungtynės pajuto ten truputėlį kažką, bet dėl kas jam nutiko ar nenutiko, tai čia pažiūrėsim, kai įsimesni tyrimai bus atlikti. Dabar nieko aš negaliu šito pasakyti, nes nežinau. Tikiu, kad vis tiek norėjusi tų 3 taškų ir čia apie pozityvų sunku kalbėti, bet turit naujoką, aišku, Vilniaus Žalgiryje ne naujokas, Matas Vareika, šiandien sužaidė pirmasis minutės šį sezoną top lygoje. Ko gero jums toks malonus papildymas, kai plus vienas pajėgus žaidėjas ir dar plus lietuvis. Tai žinoma, malonu yra, kai lietuviai ypač papildo mūsų komandą ir mes nebijojam, kad jisai turi klasę ir tikrai tikim, kad jisai mums padės. Tai tikrais linkiu, kuo greičiau jam įsilieti jau buvusią komandą, ir vėl per naują įsilieti ir pajusti tą žaidiminį ritmą ir parodyti savo geriausias savybės. Dabar ta pertrauka gal kažkiek net ir nauda, būtent siekiant įlieti kai kurios žaidėjus? Tai žinoma, ruošimės, nes dabar Kauno Žalgiris laukia, jos puslaiko pasiruošti, žinoma, atsakingos rungtynės ir taip, tai bus laiko pasiruošti rungtynėm, tai tikiuosi, kad mes jom pasiruošime gerai ir turėsime teigiamą rezultatą. So, coach, I think I can congrats your team for 1 point, big fight. Your comments and thoughts about the game. Thank you. Yes, the first half I think it was a little bit difficult for us because they attacked several times, but anyway we had really clear chances due to counter-attack and also to corner kick. And I think after the mid-time we improved a lot, we played much better second time, and I think that we demonstrated that we can compete versus anybody in the league, even if they got a bigger budget, and we tried to get the 3 points, but it's a really good point with the taste of victory, I think. 5th game in a row with 1 point. Of course, one more time, solid defense line with the goalkeeper. But I want to speak about Kader. Of course, he was injured, but before he played with big energy. How important it was that Kader made big job. Yes, I think he's a key player for us. He creates a lot of chances. Also, defensively, he's able to do big efforts. And I think he will be performing like nowadays. And he will be also a key player in the future. And regarding defending, I think the goalkeeper is doing a really good job. But I think this is this is aside regarding all the team, and all the team made a big effort to defend and not to concede any goal. And now will be a national teams break. How important that break for you, and what's your plan? Break is, of course, very important to analyze what we are doing good, what we are not doing so good, to train, and also to play friendly game.